Dažnai reklamose galime matyti įvairius papildus, kokteilius, miltelius. Ar iš tiesų jie vertingi ir naudingi mūsų organizmui? Tai yra jau nukrypimas nuo to prigimtinės žmogaus būsenos. Iš tikrųjų, žmogus turėtų susibalansuoti savo mitybą per paprastą klasikinį maistą. Angliavandeniai, natūralūs vaisiai, kruopos, baltymai, mėsa, išvengiant kuo mažiau riebalų, lengvo apdirbimo, vanduo, pieno produktai natūralūs. Ir to iš tikrųjų pakanka. O manau, visi tie milteliai ir papildai yra pritaikyti žmogui, kuris arba siekia kažkokio tai, reiškiasi, pasirodymo varžybose, arba tai yra tiesiog kažkokia tai psichologinė priklausomybė. Tiesiog vieni eina žvejot, ar ne, kiti eina medžiot, kiti naudoja, reiškiasi, baltymus papildomus, reiškiasi, kažkokį tai režimą susistato ir tiesiog didžiuojasi savo tai raumenim, jaučiasi kažkuo tai išskirtiniai. Tai manau, tai nėra tai blogai, nei tai kažkaip tai labai gerai, bet klasikinių variantų tai maitintis natūraliu maistu ir būti, iš tikrųjų, pasaulyje dabar iš tikrųjų yra madinga, reiškiasi, tonizuotas žmogus su nedideliais raumenim, su išryškintų reljefų. Vis dėlto pastebėt, kad ir modeliai, ir aktoriai nėra kažkokie tai užsipompavę, reiškiasi, kultūristai. Viskas natūraliai. Aišku, papildai kažkokie tai ar žolelės, ar vitaminai, ar mikroelementai vėlgi būtini tik tai tuo atveju, kada žmogus, reiškiasi, gal jam traukia blauzdas, gal jo širdies permušimas, gal pas jį yra kirmėlių kažkokių, ar jis kažkokias tai savo sveikatos problemas tiesiog ar su daktaru, ar su kažkokiu tai kitų specialistų linkęs įspręsti. Bet jeigu esi sveikas, tai užtenka tikrai paprastų maisto produktų, vandens ir gero fitneso. Kalbėjo sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.